Būrimas į kaimo bendruomenės skatina noras kalbėtis, veikti, ieškoti ir rasti geriausius iškylančių problemų sprendimo būdus. Tik tai vieningos sutelktos kaimo bendruomenės turi ateitį ir perspektyvą. Kelmės rajone kurdamos ateities viziją, kasdienius darbus dirba 40 kaimo bendruomenių. – 2010 metais susibūrusios Šedbarų kaimo bendruomenės siekis – atvirumas, patikimumas, lygiavertiškumas, bendravimas ir bendradarbiavimas. Susirinkę į būrį aptarti bendruomenės veiklos rezultatų, Šedbarų kaimo bendruomenės nariai tarėsi, diskutavo, dalijosi rūpesčiais ir ieškojo problemų sprendimo būdų. Kaip pasakojo Šedbarų kaimo bendruomenės pirmininkas Eugenijus Lukoševičius, kaimo bendruomenėje 39 aktyvūs nariai. Noras tobulėti, keisti ir keistis paskatino susiburti į bendruomenę, kurią pavadino Spiečiumi. Šiuo metu bendruomenė 10 metų išsinuomavo patalpas, kurias remontuoja, tvarko savo jėgomis ir lėšomis. Šedbarų kaimo bendruomenės tiksluose ir kaimo žmonių aktyvinimas, vienijimas per muziką, dainą, kūrybą. Jei reikėtų suskaičiuoti visus koncertus, kuriuose per savo gyvavimo 53 metus dalyvavo Šedbarų kaimo kapela, vadovaujama Stasio Butkaus, būtų sunku. Ši kapela žinoma ne tik visame Kelmės krašte, bet ir Lietuvoje. Atvykite pas mus į Šedbarus, mes jums parodysime žydinčius Šedbarų sodus, parodysime šalia esančiame Užpelkių miške unikalų, savitą ledynmedžio palikimą – akmenų rūžą. Dar 1960 metais Užpelkių miškas paskelbtas botaniniu zoologiniu draustiniu. Pakviesime pasigėrėti Antano ir Jadvygos Kriščiūnų sodybą, supažindinsime su mūsų kaimo literatėmis Liucija Kelpšienė ir Julija Butkienė. Julija puikiai neria vašeliu, mezga, jos rankdarbiai puošia ne vieną parodą. Nepamiršo Julija ir verpimų. Šedbarų kaimas iš kitų Kelmės rajono kaimų išsiskiria dvynukų gausa. Čia gimė ir gyveno 23 poros dvynių. Gal todėl čia Šedbaruose iki šiol dar veikia vienintelis Kelmės rajone kaimo teritorijoje esantis vaikų darželis. Nuo 1796 metų Tytuvėnų dvaro aprašyme minima Šedbarų kaimas. Minėdami savo kaimo 210 metų jubiliejų, šedbariškiai šią sukaktį įamžino. Šedbarų kaimo bendruomenės nariai sako, mes galvojame, jog žmonės nėra sukurti gyventi po vieną, mums reikia bendravimo, palaikymų ir jungties į vienumą, kad galėtume kurti savo kaimo ateitį.